Ar pasilgai gyventi su manim? Oho! Man yra įdomiausia tavo juokingiausia arba gėdingiausia istorija, kas yra nutikę ant scenos. Maldauju, pasidalink. Bet esmė tame, kad sulūžo abu batai. Staliukas, kurį palikai. 10 iš 10. O mikrobangė? Mikrobangė irgi dar stovi vietoj. Puikiai. Taip, sveiki visi sugrįžę į mūsų Atlantų balkono naują seriją. Šiandieną turėsime galbūt kitokį pokalbį, nes turime svečiuose Moniką, kur visiems buvo kaip ir naujiena, kad mes esam pažįstamos, tai prijungsime ir jūs prie šitos naujos mūsų pažinties. Tai aš jau ją kaip ir pažįstu, bet bandysim supažindinti ją ir su jumis. Žodžiu, labas Monika. Labas. Kaip tau sekas? Labai jau čia atviras klausimas. Šiaip iš esmės sekas neblogai. Neblogai. Tai galbūt jūs to nežinot, bet Monika yra baigusi mūsų universitetą. Jej, tau pavyko. Kada baigiai? Kada baigiau? Mhm. Palaukit, stopdam, reikia čia man pasiruošti. Kelintais metais baigiau ar kur? Gerai. Paklaus per naują. Akivaizdžiai čia susirinkę yra menininkai, o ne matematikai. Čia labai natūralus dalykas. Akivaizdu, esame menininkai, ne matematikai, gal ir gerai, kad baigiai kūrybos industrijų fakultetą, o ne fizikos kokios. Jo, ir neketinčiau gadint pasaulio. Tai kaip tu tos studijos, ar kartotum tos 4 metus? Ar būtum pasirinkus kitą universitetą, apskritai kitą specialybę galbūt? Ar keistum kažką? Šiaip ganėtinai sudėtingas klausimas, nes negaliu sakyti, kad išbandžiau kitas tam tikras sferas, kad galėčiau drąsiai sakyti, kad arba keičiau arba ne. Bet visi tie 4 metai universitete buvo ganėtinai įdomi patirtis, nes tu ne tik mokaisi, ne tik susipažįsti su naujais žmonėm, atrandi tam tikrus kažkokius draugus, santykius ir panašiai, kurie tęsiasi iki dabar ir tikiuosi, kad ir tęsiasi visą gyvenimą su tam tikrai žmonėm. Bet tai iš tikrųjų yra labai gyvenimiška patirtis ir net jeigu universitete daug kas sako, kad, pavyzdžiui, neišmoksta kažko labai naujo, tai man atrodo, kad tai yra tik tai pačių žmonių bėda, nes tam, kad tu išmoktum universitete kažko, tu iš esmės turi pats stengtis ir pats eiti ir pats domėtis, pats gilintis. Kiek pats įdėsi to įnašo, tiek ir turėsi. Ir kitas dalykas, tai yra labai gyvenimiška pamoka, tam tikra prasme disciplinos, nes tu išmoksti ir kontroliuoti savo laiką ir apskritai paskirstyti visą savo, nežinau, gyvenimo norus ir tikslus į tam tikrus 4 metus, kur tu nusibrėži tam tikrus tikslus ir tu jų sieki. Ok. Kas smagiausiai vyko per šitus 4 metus universitete? Nes, pavyzdžiui, aš dabar esu 3 kurse, ar ne? Man kiekviena diena čia kaip naujas nuotykis. Tai vidinės dramos, tai kažkokie projektai, naujas pažintis, dar kažkas naujo, išėjimas į miestą, išėjimas pietų arba skipinimas paskaitų, ar ne? Aš gyvenu šitam sukūrį čia ir dabar. Tau tai pasibaigė, ką tu atsimeni kaip prisiminimą geriausią, pavyzdžiui, iš universiteto? Aš atsimenu grupiokus. Pameni juos? Jo. Dar žinau, kad atsimenu, kažkaip taip per miglą, bet yra keli veidai, žinai. Tai iš tikrųjų labai labai smagu, nes būtent mano grupė buvo tokia, sakyčiau, kur ten 25 žmonės visi kartu vieni už visus, žinai, ir visi už vieną, eina kaip vienas kumštis, visi visiems padeda. Aišku, visko įvykdavo per tos 4 metus, bet, tai iš tikrųjų žmonės, su kuriais tu leidai didžiąją dalį savo gyvenimo tos 4 metus. Dėstytojai, faini, atsimenu, buvo. Šiaip pats laikas buvo ganėtinai įdomus, nes tu ne tik turi ten 8:30 spėti paskaitą nuo Saulėtekio iki Trakų gatvės atvažiuoti, bet šiaip gyvenimą savo tą tokį, net nežinau kaip paaiškinti, labai labai keistas jausmas, nes labai pasiilgstu aš universiteto, bet ne tai, kad pasiilgstu mokytis, o Dieve, kaip man čia patiko viską, žinai, tiesiog pasiilgstu pačios atmosferos, man čia buvo gera. Jo, tu ateini kaip į antrus namus, tu viską žinai, viską pažįsti ir šiandien ateinu ir jau nebepažįstu ir viskas jau taip svetima atrodo, nes daug kas pasikeitė per tos metelius. Tai yra ganėtinai keista turbūt. Keista? Aha. Tikriausiai išėjusi iš universiteto ir tų vidinių dramų tokių nebėra. Žinai, kai tu universitete esi, tarp savo grupiokių, būna tos dramos, ane? Tas miniatiūrinės. Buvo, bet pas jūs mažai būdavo dramų? Mes visi tokie buvom, kur jeigu kažkas nepatinka, tai pasakėjai, išsiaiškinai ir pasibaigė. Jūs brandus buvot?
Tai mes protingi žmonės. Mes dabar nepradedam šitų Ne, sprendimų, aš tikiu. Tipo, buvo visko, faktas, bet nebuvo kažkokio labai didelio Labai dalyko, ne? kurį atsiminčiau. Ok. Jo, tai daugiau buvo kitų žmonių bėdos, kurias bandydavo visi spręsti. Bet tai jeigu pasiilgai tų visų studentavimo laikų ir šito gyvenimo ir atmosferos visos, nenori magistrą stot? Matai, ne tiek ir pasiilgau gal to universiteto. Ne, aš magistrą norėčiau studijuoti užsienį, turėti tam tikrą kitokią patirtį, nes ir Erasmuse buvo ir man patiko labai visas tas užsienio studijavimas. Tai labai norėčiau tai padaryti, bet kol kas mane stipriai varžo Lietuvoje esantis darbai ir tam tikri nepabaigti projektai, kuriuos privalau pabaigti dabar, nes jeigu vėliau jau bus greičiausiai per vėlu ir galimybė nuplauks ir tiesiog pati dar nesu ready paleisti visko taip lengvai, ką dabar jau čia kuriu tam savo mažam trumpam gyvenimėlį. Tai jo, bet dėl magistro tai kažkaip planuoju aš tą. Bet irgi norėtum su renginiais, su komunikacija į šitą sferą, ar galbūt šiek tiek? Manau, kad šitoj sferoje aš esu stipriausia ir man tikrai puikiai sekasi tai daryti. Tai jo, ir man patinka, ta prasme, aš jaučiuosi laisvai šitoj srityje. Okay. Tiesiog save radai šitoj srityje ir nėra čia ko blaškytis. Nereikėjo ilgai ieškoti. bet jo, kažkaip greit atsirado. Tai jeigu nereikėjo daug ieškoti, kada supratai, kad čia yra tavo kelias? Kad nori. Pavyzdžiui, aš atsimenu, kad aš nuo pirmų dienų, aš visose mokyklos jau tos renginius vesdavau, aš jau kalbėdavau, vaidindavau, dainuodavau, žinau, kad čia yra mano vieta ir aš visiškai nei karto net nežiūrėjau į kitą pusę. Ar pas tave panaši istorija? Nu, pas mane jo, iš tikrųjų... mokytojai mokykloje galbūt labai stumė mane į tą dainuok, šok, daryk. Eik, vaikeli, daryk. Kažką daryk. Eik ir daryk. Jo, bet negaliu pasakyti, kad buvau drąsus vaikas, kur ten 100% žinau, kad čia aš dabar noriu vaidinti, šok, dainuoti, žinai, ir čia pasaulį džiuginti. Ne, nebuvo taip. Tai man kiekvieną kartą užlipimas ant scenos atsimenu labai gerai vieną kalėdinį vakarėlį, dar čia darželį gal buvo. Buvo Snieguolė ir princesė. Žinau, ten ir tie Snieguoliai ir... Kaip nusišnekėjau Snieguoliai ir šitie 7 nykštukai. Bet žodžiu, aš galvau, čia gal naujovišką pasaką kažkokią. Mes ten kitokį biškį darėm, tai žodžiu, mano rolė buvo pasakot visą istoriją. Tipo, vaikai vaidina, aš pasakai. Ir man mama priklijavo tokius rūžaus, žiauriai ilgus nagus, tokius fainus. Ir aš atsimenu, taip jau gražiai jaučiausi, tokia faina mergytė. Ir mane taip supykino, kad man čia dabar reikės eit pasakot prieš visus kažką čia daryti. Nebejokaukit, vaikėte, ne? Jo, tai vat, man kažkaip visą laiką buvo baisu būti tenais, bet stengdavausi neparodyti, o paskui kažkaip natūraliai ta baimė įsivystė į kažkokį norą nugalėti. Tipo, pati savos neįrodyti, kad... Jo, vat realiai savo įrodyti, kad tu čia gali žinai, daugiau negu... Gali kalnus nugriauti. Jo, tai negaliu pasakyti, kad ten 100% įsitikinau tada. Ne, greičiausiai įsitikinau, kad komunikacijos ir visas tas viešo kalbėjimo ir organizavimo visi šitie dalykai man yra artimiausi. Tada, kada jau pradėjau universitete studijuoti ir kur reikėjo per pirmą mėnesį jau ten, nežinau, 6 pristatymus padaryti prieš visą auditoriją, kur tu dar pusę žmonių nepažįsti. Ir tu stovi rankom kojom drebančiam ir kažką bandai pamakaluoti su to savo burnytį ir nebūtinai gaunas, bet jo, tai žavi visi šitie dalykai. Nes universitete tu kiekvieną dieną atėjęs tu kažkokią naują patirtį įgauni. Net jeigu tu to nesuprati, tu iš universiteto išėjęs supranti, kad tą padariau ir dabar to nebebijau ir tą dabar galėčiau daryti 100% geriau negu dariau kažkada. Okay. Tai, svarbu žmogui pasibaigti universitetą. Manau, kad galbūt reikėtų dar to diplomo, ar ne? Ne diplomė esmė, supranti? Ne diplomė esmė. Ne, aš suprantu, ką tu norėjai pasakyti. Ja. Sakei, Erasmuse dar buvai. Nes man kaip ir tavo atėjimas iš tą renginių, visą šou verslą ir taip toliau, man yra aišku. Tau. Man yra aišku, aš noriu apie Erasmusą tavęs paklausti, nes man tai yra asmeniškai įdomu ir aš manau, kad ir mūsų žiūrovam būtų įdomu sužinoti, galbūt kažkas dar nedrįsta eiti į tą Erasmusą ir to paskutinio pušo, paskutinio spyrio reikia ir trūksta. Kur tu buvai, kur tu nuvažiavai, įsimintiniausia istorija iš ten, ar kartotum ar ne, ir kokias tu studijas būtent pasirinkai Erasmuse? Turėjo būti viskas kitaip negu buvo. Ne, tai čia kaip visą laiką, tu planuoji, kad gyvenimas juokas. Jo, tai iš vis aš planavau į Erasmusą pradžioje važiuoti viena.
nes išlipkime iš komforto zonos ir įrodykime savo dar kartelį, kad čia galim kažką fainesnio padaryti, negu galvojam, kad galim. Bet viena grupiokė mano, labai gera draugė, taip kažkaip netyčia pasišnekėjom, kad reikia galbūt kartu. Ir išvykom į Kroatiją, į Ozijeką. Išvykom su draugė Mintarė į Kroatiją, į Ozijeko miestą. Studijavom, neatsimenu kaip tiksliai vadinosi studijų programa, bet, žodžiu, studijavom aktorinį iš esmės. Tai buvo, labai įdomi patirtis, nes aš prieš stojant čia į Vilnius Tech galvojau, kad galbūt norėčiau į kokią nors muzikos akademiją ar kažkokią panašią sritį eiti, bet ne tai, kad nepavyko, bet net nebandžiau. Ir čia galėjau pasibandyti save toj sferai, kur galvojau, kad man visai smagu būtų. Kur galia galvos vis tiek neštėjo ta mintis. Okay. Taip, tai mes nuvarėm kaip arkliai, žinok. Ten reikėjo tikrai stipriai mokytis, paskaitos vykdavo nuo ryto iki vakaro, viena paskaita 4 valandas. Nes užsiėmimai būdavo tokie, žinai, kur tu ateini ir jau viskas su tavim užsiema ir ten movementoj visi judesiai, piešimai, išmokau piešti. Ir tik tai žiūri, kaip nuo skaidrių nuskaitinėjo. Ne, visiškai tokių dalykų neturėjom, viskas buvo per praktiką, labai juokingai, nes kroatiškai supratom, nes mus įmetė į 2 ar 3 kurso prie studentų. Tai ir su tai žmonėms susibendravom ir man labai patiko pačios studijos, labai įtraukiančios, labai mokinančios, netgi sakyčiau, tam tikrų netgi gyvenimiškų dalykų, kaip nebijot kažko, eit, tiesiog daryt, nes tave taip išmeta iš komforto zonos, kad tu galbūt tiesiog skamba juokingai, bet kur tau liepia dabar stovėk ir vaidink kurmi, arba prieina prie tave žmogus ir dabar vaidink, kad tu šuo ir čia tavo medis, ar kažkas tokio, visiškai absoliučiai, ko tu šiaip gyvenime nedarytum, tai o paskui visą tai, aišku, pasiverčia ir pasako, ką čia žodžiu dėstytojas norėjo pasakyti ir padaryti, ir tada viskas, čia taip, ar ne? Make sense viskas. Jo, tai Erasmusas buvo labai gera patirtis. Ar kartočiau ten pat ne? Nes, norisgi kažko naujo visą laiką, kažką kitokio pabandyti, bet, tai visa buvo nauja tuo metu. Dabar tu tai labai, yra nauja. Tai buvo labai reikalinga. Ir tiek, nežinau, bet Erasmusas apskritai, man atrodo, yra vienas geriausių dalykų, ką universitetas gali pasiūlyti studentams. Ok, bet tu man dabar pasakoji apie pačias studijas. Man papasakok apie gyvenimą būnant Erasmuse. Žinok, mūsų gyvenimas buvo, nežinau, ar galiu sakyti liūdnas, bet aš tikiu, Kroatija, šilta, geras oras, faina vieta, visi užsieniečiai, egzotika. Tu turėjai vis tiek kažką išgyventi tokio, kas tau būtų, va čia aš studijavau. Va. Matai, tas miestelis buvo labai mažas. Jame nieko daug nevyko. Jisai buvo toksai labiau, pensininkų kurortas, žinai. Okay. Kažkas tokio. Šventoji. Šventoji, jo. Bet kadangi buvo tikrai gera kompanija, mes pasidarėm tą Erasmusą, išsispaudėm tokį, kokį tik įmanoma. Iki makso. Visko buvo, negaliu, žinai, sakyti, kad ten jau šventai viską darėm, tik tai mokinomės ir panašiai. Ne, eidavom ir šokt. Ir atsisėst kažkur, ir viskas labai fainai buvo. Draugų susiradom tokių, kur iki dabar bendraujam. Tai labai smagu. Nežinau, ką tau papasako tokio, kad galėčiau jau čia labai taip išsiplės, bet esmė yra tame, kad tu tenais gyveni kitaip. Tavęs ten nieks nepažįsta, tu gali susikurti savo personažą, kokį tik nori, ir tas aktorinio paskaitas, kurias išmokai, biškį prasinešti gyvenimą. Tai padėjo. Žodžiu, mes rekomenduojam Erasmusą visiems tikrai, naudokitės progą, jeigu turit. Ne, iš tikrųjų, naudokitės progą, nes daugiau kada gyvenime galėsit va taip 4-5 mėnesiam išvažiuoti tiesiog pabūt, kažkur užsienį ir pastudijuoti, ir dar jūsų Lietuvoje unikas užskaito tai nemanau, kad atsiras tokia galimybė. Ok, bet sakai, magistrą irgi norėtum užsienį studijuoti, ar tu žinai šalį, kur plius minus norėtum varyti? Nes, pavyzdžiui, aš turiu planą visai, čia dar, aišku, tik idėja, nenoriu prisikarksėti, bet pabaigus universitetą galbūt irgi tiesiog metam pusmečiui išvažiuoti į užsienį, tiesiog pagyventi užsienyje, pajausti to, žinai, užsienio kvapo ir taip toliau.
Ir irgi yra idėja galbūt magistrą užsienį studijuoti. Tai aš kaip ir čia kopijavau tavo idėją ateiti į šitą universitetą. Čia trumpa istorija yra kokia. Monika studijavo, aš užsimaniau irgi čia studijuoti, aš jai parašiau, jinai man padėjo čia įstoti ir Monikos dėka aš šiai sekundį sėdžiu ant šito raudono krėslo ir šneku su jumis. Tai aš čia irgi, žinai, čia yra logiški sprendimai, kur tu stosi. Galbūt ir aš ten pat nueisiu. Ne, jokauju, aš susirasiu savo vietą. Bet jau gal surasiu savo. Jau gal šį kartą, žinai. Bet ar turi idėjų, į kokią šalį tu norėtum varyti? Ar Europoje, ar iš viso iš Europos varyti kitą pasaulio kraštą? Nežinau, žinok, tiksliai taip, kad ten žiūrėčiau tam tikras studijų programas ar kažką, nebuvo. Nes man nėra poreikio dabar apie tai gilintis ir apie tai domėtis. Bet tai, kažkokia idėja vis tiek. Vis tiek kur šilta, Italija, Ispanija, visos šitos šalis, kur man patinka. Egzotika. Taip, man tiesiog žavi ir kultūra, ir maistas, tai... Okay. Ja. Bet sakau, taip, kad tiksliai žinočiau dabar, ko aš noriu čia veikti po 5 metų ir kur studijuoti, tai nelabai galiu atsakyti dar. Gerai, po 5 metų ir ką studijuoti negali atsakyti, bet būnant studentė, tikiu, kad kažkas klausia, ką tu veiksi po studijų, tai ką tu veiki po tų studijų? Ar pasikeitė kardinaliai tavo gyvenimas, kad aš baigiau universitetą, aš esu suaugęs žmogus, let's go, ne? Ką veiki? Kaip atrodo gyvenimas po universiteto baigimo? Jis neatrodo kažkaip kitaip. Neatsirado kažko tokio, dėl ko aš galėčiau sakyti, kad labai stipriai kardinaliai pasikeitė mano gyvenimas. Jo. Nes aš jau studentavimo laikais dirbau, tai aišku, buvo visokių tų darbų ir juokingų, ir nejuokingų, ir fainų, ir kur gingdėvė nenoriu eiti aš ten ir panašiai, bet šiuo metu dirbu renginių organizatorė, dainuoju daug kur. Tai iš esmės po universiteto kas pasikeitė, tai ne tai, kad aš jau tapau suaugęs žmogus ir pilnai save išsilaikau ir galiu gyventi, ne, bet kad laiko atsirado negalvoti apie tai, kad tau reikia kažkokį ten projektą padaryti ar ruoštis koliui ar kažkam, bet tu tiesiog turi laiko dirbti. Turi laiko dirbti savo mėgstamą darbą, tą, ką tu gali daryti, galų gale atsisėsti ir kurti tam tikrus dalykus, kurių tu pati nori, projektus ar ten muziką ar kažką. Tai laiko atsirado daugiau, bet tik tai ta prasme, kad tu gali dirbti. Jo. Bet iš esmės laiko jo kaip tik sumažėjo, nes tu dirbi kur kas daugiau negu prieš tai. Okay. Tai dirbi su renginiais. Kas yra pagal tavo specialybę, ką tu pasibaigiai? Taip. Dainuoji. Taip. Papasakok. Kaip keista. Ne, čia man žinok, šokas didžiausias. Tu dainuoji. Negaliu patikėti. Papasakok man apie tą dainavimą. Tai kada pradėjai dainuoti? Ne, jokauju. Aš nekalbėsiu iš to. Žinau per daug gerai šitas visas istorijas. Pasakok dabar apie tai, ką tu dabar dainuoji, ties, ko tu dabar užsiemi. Aš žinau, kad tu tokį projektų, kad čia irgi turi, siūlyčiau pasinaudoti čia mūsų publiką ir šiautautinti šiek tiek savo darbus. Pasakok. Supratau, gerai. Monika dainuoja visą gyvenimą. Jau susikaupiai? Gerai, važiuojam. Nėra paprasta šnekėti apie šitus dalykus. Aha. Nes labai abstraktus klausimas ir nėra nieko konkretaus, į ką gali atsiremti, bet šiuo metu esu išleidusi pirmąją savo solinę dainą su klipu, pasižiūrėkit. Fainas klipas labai. Ačiū Deimantui, kuris jį filmavo. Labai labai fainas žmogus. Dainos pavadinimas? Pasikvies mane. Pasikvies mane, lyg aš būčiau nauja pradžia. Galite rasti Spotify, YouTube ir visose platformose. Tai jo, su šita daina buvo labai sunku, nes vieni žmonės, pavyzdžiui, savo emocijas tam tikras išreiškia verkdami, kiti šnekasi su draugais ar eina pas psichologą ar kažką, kiti, nežinau, valgo daug, treti sportuoja, ketvirti ten kažko dar užsiema. Bet aš kažkaip nemokėdavau savo tų emocijų, nes nei aš moku verkti, nei aš moku normaliai įsipasakot, kažkaip man visą laiką būdavo sunku kalbėti apie savo tam tikrus kažkokius vidinius jausmus ir aš nekalbu apie kažkokias rimtas problemas, tai yra paprasti žmogiški normalūs dalykai, kaip ką man dabar valgyti, ką man dabar rengtis ir panašiai. Bet iš to, kad tu jau apie tai sunkiai išneki, dažniausiai kyla problemų ir paskui visur kitur. Tai, šita daina pasirašė pati. Aš negaliu sakyti, kad aš atsisėdau ir ją rašiau. Ne. Aš sirgau,
turėjau laisvo laiko, nes sergu. Ir tiesiog atėjo pirma mintis, kad nieks negali sustabdyti manęs. Ir pasirašė tai eilutė pati ir tada toliau visa kita atėjo. Ir Visa kita tik detalės. jo. Tai va. Tuo ir žavi tie menininkai, iš tikrųjų, tu rašai dainas, nes neini pas psichologą. Negali ir taip. Negali Tai ir yra taip sakyti. tam tikra tavo jausmų ir tavo būsenos tuometinės išsireiškimo forma. Taip, faktas. Ir viskas. Bet Ir turiu tu omeny, tiesiog kad taip išsilieji. iš tų savo minčių tu padarai kažką labai nuostabaus. Pavyzdžiui, tavo daina yra be galo nuostabi, o jinai Ačiū tau. pasirašė visiškai pati. Jo. Ir fainiausia jaučiu yra tada, kai tau nereikia lieti prakaito ir kažko bandyti dirbtinai parašyti, o kai tai tiesiog iš tavęs pačios Ta prasme, dirbtinai išsilieja. tu ir neparašysi. Ne, tu gali bandyti. Bet Aš jausis. atsimenu, vienas dėstytojas buvo universitete. Nesakysiu, koksai, labai labai nuostabus žmogus. Ir jisai kažkada, žodžiu, mums ten reikėjo parašyti tam tikrus ten tokius, kaip čia dabar. Užduotėlės tokios. Užduotėlės, sakykim, taip, reikėdavo rašyti. Paskaitai. Gal. Ir labai faini būdavo tokie projektukai, kur Labai tu turi faini. ten parašyk apie daiktą. Apie objektą. Apie kažką. 2000 ženklų. Jo. Ir žiauriai fainai buvo, nes, sakau, nėra man įkvėpimo. Aha. Kažkaip mes ten šnekėjom, paskaitoj, sakau, nežinau apie ką rašyti. Jis sako, nėra tokio dalyko kaip įkvėpimas. Arba žinai, arba nežinai. Mhm. Ir tada sužinau, kad rašysiu apie elektros lemputę. Va taip atėjo. Tai Okay. kartais reikia tam tikro komentaro, tam tikro postumio, kur, tau atsiveria kažkokios kitokios čakros ir kitokios akys ir tu tiesiog pamatai. Bet jo, o su tuo dainų rašymu, tai, kad tu parašai yra viena. Mhm. Bet kai tu jau pasiruoši tai parodyti pradžiai savo aplinkai, tai yra draugam, tėvam ir visiems kitiem, kas yra, įtariu, nežinau, baisiausias dalykas gyvenime, Mhm. kur aš galiu atsistoti, dainuoti prieš 20 000 nepažįstamų žmonių, bet prieš mamą, tėtį ir kelis draugus. Prieš tos 5, prie Jo, pat prieš tavęs? tos 6 žmonės, kur pastatai ir dabar vertinkit mane, ką manot. Tai yra didžiausia komisija ir tai yra svarbiausia komisija, nes jų nuomonė Kuri yra nuomonė svarbiausia. rūpi tau. Jo. Tai jau kai jų aprūvą gauni, kad jo varyk, tada, kai pradedi dalintis, jau žinok, turim tai rankos, tai aš tikiu, kad ir tu žinai. Rankos tiesiog dreba ir ne tik rankos, ir širdis, ir atrodo viskas, dabar aš čia jau išliejau viską, ką galėjau ir pasišnekėjau su visais, jiem net nežinant, kad aš šnekuosi. Aš turiu savo klausimą, koks jausmas buvo, kai jau išleidai tą dainą, nes aš atsimenu, kai aš išleidau savo tą dainą, aš savaitę laiko neatsistačiau. Aš autė buvau. Man visko buvo per daug, visų emocijų per daug buvo. Man ir linksma, ir smagu, bet ir liūdna, ir baisu. Aš apsiverkus sėdžiu, nežinau, kur dėtis. Man visko buvo tiesiog tiek daug, tokia gausi visuma, kur aš labai didžiuojuosi tuo, ką aš padariau. Aš didžiuojuosi, kad aš išleidau tą dainą, bet to pačiu, kaip dabar man gyventi toliau reikia, nes aš jaučiuosi apsinuoginus prieš absoliučiai visus. Tipo, žinai. Tai aš savaitę laiko užtrukau, kol aš atsistačiau, kol aš biški susirinkau pati save vėl į tą vieną visumą ir galiu toliau gyventi. Ar pas tave buvo šitas, ar buvo tas, kur tipo, toks overwhelmed jausmas, kur visko yra labai daug, ar tau biški paprasčiau praėjo visas šitas procesas? Ne tai, kad paprasčiau, aš ilgą laiką labai ruošiausi, nes vis tiek ir videoklipas, ir įrašymai studijoje su gyvais instrumentais, su viskuo, tai užtruko ganėtinai ilgai. Taip. Tai nebuvo mėnesio 2-3 projektas, tai buvo ilgas procesas. Taip, procesas, kuris truko ilgą laiką ir tu tam tikrą prasme pasiraši, kad tu išleisi. Bet tą dieną, kai tu jau žinai, kad 10 valandą čia visur dabar jau bus įmanoma pamatyti šitą kūrinį, pasidaro baisu. Ir man galbūt buvo lengva ganėtinai išgyventi visą šitą dalyką, nes tikrai aplink mane yra dabar labai nuostabūs žmonės, kurie aš negaliu net paaiškinti toksais, kad man į kokonėlį susuka ir gražiai pavoliuoja kaip cepelina ir aš tokia šilta ir faina jaučiuosi ir man viskas taip gerai. Tai labai labai džiaugiuosi, kad yra tie žmonės, nes tu tada supranti, kad nėra iš esmės ko bijoti. Nes tu jau žinai, kad tu išleidi gerą produktą, kuris tau jau yra smagus, o visam pasauliu neįtiksi ir visiems, žinai, nebus visiems nuostabus ir tobulas. Taip. Tai netame yra esmė. Tai tada tu supranti, kad dėl ko aš leidžiu. Tam, kad patikčiau kažkam. Ne. Leidžiu dėl to, kad aš noriu pasidalinti. Taip. Ir viskas. Ir man buvo ganėtinai dėl to lengva. Faktas, kad tą dieną
dar ir su draugais. Tai jaučiausi kaip per savo gimtadienį, žinok. Ir gėlės nešė man ten, ir labai fainai pasėdėjom su visais. Ir kažkaip, nu, tu supranti, kad tie žmonės, kurie yra aplink tave, jie vertina tai, ką tu darai. Jo. Tai ko daugiau reikia. Okay. Labai fain. Iš tikrųjų labai fain. Aš Labai geras jausmas, labai. Labai geras jausmas. Yeah. Tai jautiesi jau kažką padaręs. Kažką, pavyzdžiui... Aš jau jaučiuosi vien tai, kad aplink mane yra labai nuostabūs žmonės. Aš vien dėl to Faktas. jaučiuosi, kad aš jau Taip, kažką gerai jau, gyvenime darau. jau kažką pasiekiai, jau yra geras startas, toksai Taip. geras ženklas. Bet ar mes galim tikėtis dar dainų iš tavęs? Oi, tikrai taip. Tikrai taip. Jau dabar, kai atsivėrė, tai nebeužčiaups. Jau viskas baigęs. Manau, žinok, Baigęs nebeužčiaups. Jo. Tai yra prirašytų ir demo versijų, ir galvoje sukosi kelios, ir telefonai, ir ant lapo, ir ant lango, ir visur, kur tik įmanoma. Tai tikrai galim yra. tikėtis naujų kūrinių, palaikymo. Ja, Labai bus, gerai. bus tikrai. Bus ko tikrai. klausyti. Ne. Playlistą jau Klausykit ruoškit. pirmos dainos ir gal bus ir antra. Kai mokėsit mintinai žodžius pirmos Taip. dainos, tada ateis ir antra daina. Ok, super, fainai, labai labai fainai. Jo, tai koncertuoji, darai koncertus. Jo. Yra tam tikrų privačių koncertų. Mhm. Jų nėra tiek daug, nes ir laiko nėra tiek, kad galėčiau tik tai dainuoti. Taip. Bet yra. Yra, bet dabar kažkaip stengiuosi truputėlį į tą kūrybinį procesą labiau pasinert, kol jisai dar neišgaravęs, nors sakė, kad įkvėpimas neteina, jis arba yra, arba ne. Tai stengiuosi nenutraukti, nes kai tu, kaip čia dabar taip gražiau pasakyti, Kol jisai yra pykė, tiesiog naudotis tą progą, kad jisai dabar yra. ant aukštumos, kol Okay. yra, tai tu ir važiuok. Ir daryk. Jo. Labai gerai, ok. Mes, žodžiu, galim ne tik ir dainų tikėtis, bet ir koncertų tikėtis. Aš Taip, tikiuosi, taip. kad ant sekančio koncerto aš Lietuvoje pagaliau būsiu, nes čia fun factas yra toks. Monika kiek turėjo koncertų? Aš jau ruošiuosi, nes Monika darys koncertą. Labai gerai galvoju, viskas sudėliota, viskas nuostabiai. Ir jinai man atsiunčia Liepą, koncertas bus tada, ten ir ten. Aš tokia, Monika, turiu blogų žinių, kokių, nebus Lietuvoje. Ok, nu bet tau didžiausias sėkmės koncertas. Jo, gerai. Antras koncertas. Liepą darau koncertą. O, super, žiauriai, gerai, dabar tikrai atvažiuosiu. Parašo datą. Monika, turiu blogų žinių, nebūsiu Lietuvoje. Kitą kartą pasiderinam gal abi dvi datą, kad aš galėčiau sudalyvauti tavo koncerte. Tai žinai, jeigu pagal visus čia jau derinsit, tai jau ne kažką yra. Nebus ir gerai, ne? Ne, viskas čia bus gerai. Ant kažkurio vis tiek teks sudalyvauti. Susiderinsim kažkaip vis tiek. Kažkaip, kažkur, kažkada. Ok, super, labai gerai. Aš tavęs dar turiu porą klausimų, jeigu mes taip atvirai kalbam, dalinamės mūsų auditoriją, mūsų šitais santykiais ir pažintimis. Aš, pavyzdžiui, tavęs pasiilgau labai. Kaip mijau. Aš tavęs pasiilgau labai. Mes gyvenom su Monika kartu, nepilnus metus, kai aš tik atsikraušiu Vilnių. Na, ir pasiilgai gyventi su manim. Oho! Čia va tokia ant jausmų iš karto. Taip. Sebetėlių užtrauk, ne? Ne, gal viskas gerai. Žinai, kiekvienas etapas yra tam tikra prasme gražus. Tu atsargiai renk savo žodžius, žinok, man Aš renku, širdutes neskaudink. Neskaudins tavęs. Gerai. Tiesiog kiekvienas yra etapas savotiškai gražus ir gyvenimas su tam tikrai žmonėm išmoko labai labai daug dalykų. Tai gyventi su tavim man buvo lengva. Nu, mes visą laiką kalbėdavom, kad čia kaip ten sesutės nuo nežinau, kelių ten laikų. Ir, nu, tai tiesiog buvo natūralu. Tai nebuvo kažkoks naujas žmogus, tai nebuvo kažkas labai sudėtingo, tai buvo tiesiog labai viskas paprasta ir artima ir tu tiesiog nori, ką nori, tą darai visiškai. Tai jo, faktas, kad tu pasilgsti tam tikrų dalykų, tam tikrų momentų. Tai pavyzdžiui, šiai sekundį turėtum galimybę grįžti į baraką su manim gyventi. Tu dirbi, tu nestudijuoji, bet grįžti į baraką su manim gyventi. Nu, savaitę jo. Savo. Nu, nes į baraką. Prasideda. Į bendravą, tai apie ką mes kalbam. Ok, bet... Jo, norėčiau. Norėtum, ne? Pagyventum dar kartu. Nu, taip. Nu taip. Bet aš atsikraušiau, tau tai buvo 4 metai. Dar 3 metai prieš tai gyvenimo barakė pas tave buvo. Buvo. Nu, man papasakok apie tuos senus laikus. Ar buvo kažkas, nežinau, aukšte tokio įvykę, kur, wow, ok, nežinau,
istorija apie bendrabučio gyvenimą tokia, kur sakytum kitam žmogui svarstačiam, ar eiti į bendrabutį gyventi, ar neiti į bendrabutį gyventi. Tarkim, jo, eik. Pažiūrėjau, koks gyvenimas buvo bendrabutį. Monika prieš tai sakė, neklausk apie bendrabutį. Prisikalbėjo. Aha. Man bendrabučio visas tas gyvenimas buvo galbūt kitoks negu visiems, nes jau nuo pat pirmų dienų aš gyvenau su kambariokė, su kuria buvau. Iš viso susipažinom Fuksų stovyklai, 3 dienas pabuvom kartu ir sakom, mes eisim kartu gyventi, nes tiesiog taip veikdavo dalykai kažkodėl ir viskas labai ir gerai ir buvo. Ir jau per pirmą savaitę mes aukšte savo susiradom draugų, nesusiradom, jie mūsų susirado. Ir tiesiog natūraliai gavosi taip, kad tu jau jauties kaip namie tam tikrą prasme. Tai nėra, kad, nežinau, tau ten viskas labai patinka ir yra aplinka ir panašiai, ne. Bet tu tiesiog jauties labai gerai, nes tavęs laukia kažkas, kada tu grįši, tu žinai, kad tu, jeigu tau bus liūdna arba linksma, gali nueit pasišnekėt. Tie vakariniai arbatos gėrimai, žiauriai daug duoda, kur tu atrodo žmonės pažįsti tik tai tam tikrą trumpą laiką, bet tu jau jauties kaip viena kompanija, kaip vienas kumštis, žinai. Šeima. Šeima tam tikrą prasme. Jo, tai mūsų ganėtinai daug buvo ir mes visi buvom kartu ir tas barako gyvenimas buvo visoks. Visokių, tikrai visokių. Bet galų gale rekomenduoju žmonėms eiti į bendrabutį gyventi, ar ne? Faktas. Ta prasme, tai yra viena iš patirčių, kur tu, būdamas studentu, tu turi vienintelę galimybę. Savo amžiuje vienintelę galimybę pagyventi barakį. Jo. Kur tau nereikia nervuotis, ar tu ten, nežinau, užteks 600 mokėti už butą ar už kažką. Tu tiesiog gyveni. Tu studijuoji, tu gyveni kambarį su dar 2 žmonėm ant 18 kvadratų, daug dievė. Ir tu tiesiog gyveni tenais ir būni tą momentą. Ir tau yra mažai metų, tu dar nesiparini dėl tam tikrų kažkokių dalykų. Ir tau tiesiog atrodo lengva. Paprasta. Ir ypač jeigu dar aplinka tai yra, kur tau ir tavo pačios kambarį, ir tavo kambariokai, ir tavo kiti aukšto draugai. Yra tavo žmonės, tau su jais gera. Jo. Labai daug duoda. Apskritai, gyvenimas bendrabutį labai daug duoda ir pažinčių duoda ir visko iš tikrųjų. Ne tik pažinčių. Tau pačiam kaip žmogui augimo tam tikrą prasme. Nes jeigu tu išmoksti gyventi su dar 2 žmonėm, nesipykstant, nesidraskant ir, nes iš esmės tai tų žmonių tu nepažįsti. Tau jie nauji. Taip. Tai, tave apskritai kaip asmenybė biški brandina ir augina. Okay. Tai jo, kiekvienas eikit į baraką pagyventi bent pusmečiui, kad pamatytumėt, ką reiškia pagyventi. Ką reiškia barakas? Ne tai, kad ką reiškia barakas, bet ką reiškia pagyventi, prisitaikyti prie kitų žmonių, prisitaikyti prie aplinkos. Aš tik grįžtu prie to, kad ką reiškia barakas. Jo, barakas yra gerai. Barakas yra gerai. Labai ypatingai gerai. Dabar jie yra renovuoti, kambariai tvarkingi. Aš irgi labai gražiam kambarį gyvenau. Aš jį dar, žinok, labai puikiai palaikau. Dar palaikot švarą, ar ne? Taip, palaikom švarą, palaikom tvarką, viskas yra tvarkoj. Staliukas, kurį palikai. 10 iš 10. O mikrobangė? Mikrobangė irgi dar stovi vietoj. Puikiai. Dar stovi vietoj, viskas yra tvarkoj. Balandžius, atsimeni, turėjom tokius draugus balandžius, jie lizdą buvo pas mus susisukę, žinau. Tai ne pirmas kartas. Jo, mes, žodžiu, turim draugų, turim augintinių, randam būdų, kaip reikia apsisukti. Ką? Gerai, aš nežinau, ką tavęs apie gyvenimą daugiau paklausti, nes aš tai viską žinau. Jeigu jūs turėsite klausimų, rašykite komentarus, o mes pradėkime dabar tiesiog paprastus pasikalbėjimus. Kas čia dabar bus? Kas čia dabar bus? Aš to jau, žiūrėk, aš nueisiu pasižiūrėti, ką aš čia buvau pasirašius. Čia bus randominiai klausimai, kurie yra absoliučiai apie nieką. Supratau. Taip. Man patinka tokie. Patinka tokie, ne? Aha. Labai gerai. Kodėl šikšnosparniai miega žemyn galvą? Kas yra? Aha. Kodėl šikšnosparniai liepa miega aukštinkojom? Kodėl? Tai tu man pasakyk, kodėl. Tokie klausimai bus? Ne, paprastesni mano. Mano bus paprastesni. Ir, pavyzdžiui, pirmasis man bus, jeigu tu būtum kažkoks vaisius, koks tu būtum. Apelsinas. Kodėl? Nes labai skanus. Tiesiog. Tiesiog? Labai skanus man vaisius apelsinas, tai norėčiau jo būti.
Keistuolė. Kodėl? Aš nežinau. O ko tu būtum? Oho. Žinai, kas aš būčiau? Aš būčiau arbūzas. Bet labai okei. didelis, žinai. Sunku nešiot. Geras žmogus turi būti daug. Nu, Geras žmogus Teisingai. turi daug. Teisingai sakai. Bet pala, aš noriu pasijuokti dar, aš tavęs prisimenu dar kai ką, ko aš nepaklausiu prieš tai. Tai aš biškai pasimėtysiu tarp minčių, nieko tokio, kas norės supras. Kadangi ant scenos daug laiko praleidai, Taip. visas gyvenimas ten sukasi, man yra įdomiausia tavo juokingiausia arba gėdingiausia istorija, kas yra nutikę ant scenos. Maldauju, pasidalink. Yra dvi. Pasako kabi. Yra daugiau, bet dvi tos, kur Kur ir prisimenu ir visą gyvenimą įtariu prisiminsiu. Tai žodžiu, viena buvo, kai man buvo gal kokį 11 metų. Ir spektaklyje Carmen mes vaidindavom vaikus. Okay. Ir aš dažniausiai vaidindavau berniuką, nes berniukų visą laiką trūkdavo. Ir būdavau berniukas, bet vieną kartą ten ar du gal man leido pabūti mergaitė. Ir ten būdavo tokie labai labai dideli, nuplatus tokie sijonai, sunkus. Ir ten 11 metų vaikas, tai kiek jo ten yra? Ir apsukdavo ten tą sijoną, kiek jau įmanoma, tų ratų kuo daugiau. Ir su grafkutėm susekdavo. Ir būdavo tas judesys, kur taip rankutėm susikabini ir sukies. Okay. Įsitempi ir sukies visaip. Nu tai įsisukom taip, kad scenoje jau prie žmonių man tas sijonėlis ir nukrito. Tai buvo labai juokinga situacija, nes ta mergaitė, su kuria šoku, jinai taip tą sijoną užkėlė ir tada jau užlemė, užlaikė, bet tai juokinga situacija, jeigu būtų įvykę tai, kai aš jau būčiau vyresnė, tai truputėlį būtų kitokie tai gėdingumo faktoriai suveikia, o kai vaikas, tai tau juokinga tiesiog, nes net nesireikšmė. Taip, negalvoju apie tai. Jo. Tai čia buvo juokinga, o tada kita istorija, tai aš nežinau, kaip man tai pasiseka, kartais labai nerangus žmogus esu, man kažkaip sekasi užkliūt, nugriūt. Šitą mes žinom apie tave. Jo, ir nežinau, nesusitvarkau su šitą nesąmonę visą savo gyvenimą kol kas. Tai man gal buvo 15 ar 16, gal netgi ir daugiau, gal 17 kokį. Ir buvo vienas konkursas lauko didžiuliai scenoj. Ir aš belipdama į sceną sulūžo abu mano aukštakulniai per pusę. Abu. Ir moteris šalia stovėjo, mane sulaikė. Ir tiesiog ėjau į sceną basa. O kur dėtis? Nebuvo ką daryti, ar gal užsidėjau kažkoks ten kėdukus ar kažką. Bet esmė tame, kad sulūžo abu batai. Tai aš manau, kad jeigu kažkam gali tai pasisekti, tai tikrai tik tai tau. Ai, o Jėzu, kiek kartų užspringus bedainuojant? Ne, tai čia jau yra kasdienybė. Čia net nekalbam, čia jau. Plaukai burna lenta, dėl to nesvėjas pučia, arba vėjo gūsis per didelis ir... Jo, bet sakau, su tais batukais tikrai juokingai. Tai tikrai juokingai. Aš esu nuo scenos nukritus. Irgi, man rodos, ten pat, kur ir batukai sulūžo. Ten, kur tavo batukai sulūžo. Jo, ten, man rodos, tiesiog ne mes problema. Ten yra aura tokia. Ok. Ir turiu dabar dar vieną tokį durną klausimą, jau kadangi šitą, tai man tiesiog buvo įdomu sužinoti, ar tu man kažką naujo papasakosi ar ne. Ir papasakoju, iš tikrųjų, tokių, kur negirdėjau jo. Geras. Ką dar laikai tu nuo manęs, ką? Tai klausinė gal sužinau. Klausinė gal sužinosi. Ar tu, jeigu galėtum sukurti naują šventę, ar sukurtum ir jeigu sukurtum kokią? Tiesiog random šventę. Jo. Tipo kaip kalėdos, Velykos, o kažkokią tokią? Kaip gimtadienis, jo. Jo, gal sukurčiau. Sukurtum šventę? Kokią? Neseniai, čia neatsimenu, su ko aš nekėjau, bet kalbėjom tipo apie tikslus tam tikrus, kad kokie artimiausi užsibrėžti tikslai. Ir vienas iš jų buvo man bent į savaitę vieną dieną žiauriai laimingai nugyventi. Tai yra, kad nestriktų nei su darbais niekas, nei su asmeniniu gyvenimu. Nu, žodžiu, kad viskas būtų ne tai, kad tobulai, bet kad tu jaustumės laimingas visą tą dieną. Tai aš tik pagalvojau, kad visai gal faina šventė ir būtų tai. Tu savo kaip šventę pasidarai ir tu tą dieną jauties laimingas. Bet iš esmės per kiekvieną šventę tu jauties kažkiek kitoks, kažkoks išskirtinis. Šventinė nuotaika. Jo. Tai lengviau gyventi, tai gal tai reiktų padaryti kaip šventę, kad vieną kartą savaitėje visi pašvęskim gyvenimą tiesiog. Ir skamba daina mūsų dienos kaip šventė. Ne, skamba pasikviesk mane.
Pasikviesk mane. Nu, supratau. Tai jeigu pasikviesk mane, tai aš tada pasakysiu, kad aš labai norėsiu pasikviesti tave dar kartelį į mūsų podcastą, kai bus išleista daugiau dainų ir mes galėsim ant backgroundo paleisti tas daidelės, kad jos skambėtų ir grotų ir mums nereikėtų kalbėti tyloj. Kalbėjom apie šou verslą dar šiek tiek, vis tiek sukies visam šitam rate, šitam visam katile. Tai papasakok man dar, kaip yra tas pats darbas šou versle. Kos yra sunkiausia? Galbūt kažkas, ko nesitikėjo apskritai, kai tik pradėjai darbą šitoj visoj sferoj? Nėra nieko neįmanomo. Tai iš esmės viskas, ko reikia, tai yra labai didelio noro užsibriežti, kad aš čia tam tikrą kažkokią vieną dieną būsiu šitam savo etape. Tai ačiū Dievui, aš jame jau esu, man patinka tai, ką darau, bet šou verslas, jisai, negailestingas iš esmės yra. Tu turi suvokti, kad tu nebūsi visą laiką geriausias, net jeigu ir didžioji dauguma mano, tai, kad tai yra bele kokio dydžio konkurencija visame kame. Aš kalbu tiek ir apie renginius, ir apie dainavimą, ir apie tam tikrus kitus projektus. Tai pastoviai turi įrodinėti tiek savo, tiek kitiem, kad tu esi vertas kažko. Savo vertę, kad aš galiu. Jo. Neužteks tavo gražaus, gero balso ir kažko tokio. Tu turi iš esmės turėti kažkokį mini X faktorių, kad tu patrauktum dėmesį. Ir tai negali būti fake kažkoks dalykas. Turi iš savęs turėti. Arba jį turi, arba ne. Faktas, galima išsiugdyti visą tai, bet vis tiek tu jo nesufeiginsi. Čia vienai per kitaip. O ar daug kartų girdėjai žodį ne? Einant į šitą. Žinai, vis tiek, jeigu didelė yra konkurencija, kitam atrodo, gaus 3 kartus pasakymą, ne, tu mums čia nereikalingas, tu mums net nešnaudos, ar dar kažką. Pasakys, ne, ai, tai gerai, ačiū, viso gero, aš einu ieškoti naujos sferos, kur save realizuoti ir vadinasi, šou verslas nėra man, renginiai nėra man, dainavimas nėra man, scena nėra man. Tai visgi, ar yra verta išlaukti to atsakymo taip, pagaliau pasitikėjimo, kad tavim kažkas patikėtų ir priimtų, ar tiesiog, ar daug kartų girdėjai ne? Tai jo, ta prasme, tai tu kiekvieną dieną girdinė. Tu kažką padarai, tu girdinė, tu kažko nepadarai girdinė, tu kažką sugalvoji girdinė, bet atsiranda kažkuris vienas momentas, kur ne tai, kad tave pamato ir tau pasako taip. Tavo idėją, arba tavo kažkokį vieną fainą posakį, nežinau, sakinį, dainavimo vieną frazę galbūt užsikabina, žinai, žmonės ir tada tau pasako taip į daugiau dalykų, negu prieš tai pasakė ne. Okay. Bet visa tai yra be galo didelis psichologinis darbas su savim. Tu nuolat turi suprasti, kad net, kad ir kokioj tu srity bebūtum tuo metu, tu negali galvoti apie tai, kaip that's it. Tipo, viskas, čia jau dabar pasidariau ir baigėsi, žinai, čia mano nauji siekiai ir panašiai. Ne. Tai tu nuolat turi kažkaip stengtis parodyti savo pačiai kažką naujo. Bet tai yra ganėtinai sudėtinga, nes, sakau, šou verslas, jisai apima, be galo didelę dalį apskritai visko, ką mes matom pramogų visom šitam industrijoje. Tai negali būti išskirtinis visur, bet tam tikruose dalykuose, manau, kad įmanoma. Kartais. Tikrai įmanoma. O pavyzdžiui, buvo tau tokių situacijų, kur tu galvotum, viskas man jau bloga nuo viso šito, aš nebenoriu, aš viskas, noriu pamiršti visą šitą dalyką, kaip perėjai po to per šitą, kaip tu vis dėlto save sulaikei ir nemetei absoliučiai visko. Pailsėjau. Pailsėjau. Išsimiegojau, skaniai pavalgiau ir pailsėjau. Ir tiesiog pabuvau su savo mintimis, kurios nėra tik tai apie darbą. Okay. Ir viskas. Tiesiog reikia tam tikro restarto ir tada tu supranti, kad visą tai, ką tu čia turi, tau iš tikrųjų, kad ir kiek nervų ir kad ir kiek visko kainuoja, tave tai veža tam tikrą prasme. Vis tiek meilė darbui, nes tu darai tai, ką tu myli. Tai taip. Ir kiekvienas tas, net žinai, kur aš save pagaunu, ten susinervuoji dėl kažko, kažkas atsitiko, kažkokią problemą reikia spręsti. Ir tiesiog patinka tas jausmas, kad tu susinervini dėl tam tikro dalyko, kurį tu žinai, kad tu išspręsi, bet išspręsi tu. Jo. Ir tai labai toks
viduje gaunas kova, žinok, su savim, kur Piu, piu. kam tada nervuotis ir kam erzinti save, bet visas tas erzelis jisai išsivysto į tam tikrą kažkokį problemų sprendimą. Ok. Tai visa tai yra šou verslas iš esmės. Nuolatinis kažkokios problemos sprendimas. Bet mes dabar kalbam apie tai, kad tu turi turėti tą meilę darbui ir pajausti tą nelaimę. Ar tu manai, kad, tarkim, žmogus, kuriam galbūt darbas su renginiais, darbas su, nežinau, teatru, muzika ar dar kažko, visą šitą šou biznesą, ne šou verslas, jisai neturi to vidinio degimo šitam darbe, ar jisai galėtų išdirbti pakankamai šitoj industrijai, nu, tipo, sufeikinta meilę. Nes aš manau, pavyzdžiui, kad jeigu žmogus dirba darbą, kurio jis iš tikrųjų nemylio, o dirba dėl to, nes ai čia šaibos geros, ai čia tas geras, nu, tipo, žinai, jisai vis tiek galiausiai neišdirbs pakankamai, jisai perdegs. Nemanai? Manau, kad perdegt gali labiau tas žmogus, kuriam rūpi viskas. Ne, čia taip, perdegimas visiems yra rizikingas dalykas, bet turiu omeny, ar žmogus išdirbs šitą darbą, kuris neturi to vidinio drivo. Tai sferai. Ne. Nes tu nematysi tam tikrų dalykų taip, kaip matytų tas žmogus, kuriam rūpi gerokai labiau. Tu tiesiog labai abstrakčiai ir paviršutiniškai viską žiūrėsi ir, nu, nes tau nėra įdomu. Lygiai taip pat, kaip tu žiūri filmą savo tą, kurį mėgsti, nežinau, 30 kartą ir tau vis tiek yra įdomu. Jo. Tu vis tiek žiūri tą filmą. Bet jeigu tu pirmą kartą įsijungsi filmą, kuris tau nepatinka, tai ar tu jį pabaigsi? Ne, tu arba užmigsi, arba pradėsi telefoną, scrollint, nueisi valgyti, pasidaryti, išsisirpnamus kažką. Ant backgroundo pasiliksi. Taip. Ir tai bus tiesiog fonas. Tai jeigu tau darbas yra fonas, tai ties to ir pasibaigia. Viskas ir pasakyta. Ok, o pavyzdžiui, žinai, man bent jau visą laiką tėvai sakydavo, kad muzika pelno netneša. Nu, iš muzikos duonos nenusipirksi. Tai kaip tau dirbančiai jau su renginiais, dirbančiai su muzika ir taip toliau, tai ar vis dėlto nusipirksi tos duonos? Ar įmanoma pragyventi tik tai dirbant su renginiais, ar vis tiek tai turėtų būti kaip side jobas kažkoks ir gretutinės pajamos prie pagrindinio darbo? Viskas labai priklauso nuo laiko, kurį tu investuoji į tai. Jeigu faktas, kol tu dar neturi, kol tu nesi žinomas, kad tave kviestų visi ir visi tavęs norėtų, tai tu privalai dirbti ir kitus darbus. Ir mokėti tos darbus paskirstyti taip, kad tau dar liktų laiko muzikai ir tai sferai. Bet negaliu sakyti, kad aš iš to neišgyvenu, bet negaliu sakyti, kad aš ir pilnai vien tik tai iš muzikos gyvenu. Tai yra labai dideliais tam tikrais etapais, kur vieną mėnesį tu galvoji, oho, kaip čia dabar tai pasisekė. O kitą mėnesį ištilius ir tu neturi tų koncų 2, 3, 4 mėnesius. Ir tada vėl kažkoks tam tikras sezoninis dalykas. Jo, sezoninis. Bet pinigai yra labai svarbu. Ir tu jaunas žmogus, ypač mes jauni žmonės labai esam suinteresuoti tą savo karjerą ir tą pinigėlio uždirbimą. Bet jeigu dirbsi ir uždirbsi, nebus taip, kad neuždirbi. Taip. Ok. Jeigu tikrai nuoširdžiai dirbi ir tikrai nuoširdžiai eini į tą sferą, tai tu gali. O pavyzdžiui, žinai, irgi dar yra tas faktorius, kad visam šou versle yra labai svarbu, arba tu turi turėti pinigų, arba daug pažinčių. Ar ne? Svarbu. Svarbus dalykas. Svarbu faktas. Taip. Tai tarkim, tu pradedi karjerą savo, tu dar neturi galbūt tiek daug tų pažinčių. Tu nori gauti koncertų, nori gauti renginių, nori gauti, nežinau, vietų, kur galėtum save realizuoti, parodyti ir taip toliau. Kaip rasti vietas? Ar tu rašai, pavyzdžiui, įmonėm, ar tu turi siveką kažkur, kur galima tave surasti, tarkim, užsisakyti savo privačiai šventėje. Aš sėdžiu ir aš galvoju, aš per savo gimtąją noriu, kad Monika dainuotų. Man yra paprasta, aš tau paskambinu, Monika, aš noriu, kad tu dainuotum. Bet dabar, tarkim, mūsų žiūrovo žiūri ir galvoja, okei, visai kieta čia panelė sėdėjo Atlantų balkono podcast'o ir aš noriu, kad jinai ateitų pas mane padainuotų. Kur tave galima rasti? Realiai socialinė medija, tai vardas pavardė, parašai, numeris nurodytas, paskambina. Labą dieną. Viskas labai paprastai kol kas. Aš dar nesistengiu iš savęs padaryti kažkokio produkto. Ta prasme taip, kad va dabar paimkit mane ir nusipirkit. Ir aš jums dainuosiu, šoksiu, grosiu, žinai. Kol kas taip nėra, nes dar negaliu savęs pilnai realizuoti 100% tenais. O aš stengiuosi jau daryti tai, noriu labai kokybiškai, labai viską sudėlioti tam tikrus stalčiukus. Tai mane galima rasti labai easy. Labai paprastai. Labai paprastai. Nepasislėpus. Jo, tikrai nepasislėpus, bet
Esi siuntus, tarkim, kaviniam savo reziumę? Nereikėjo. Niekada neprireikė to, ne? Žinok, tam tikra prasme tai yra juodas darbas. Norint save parduoti, tu turi juodai dirbti. Ne tik su savim, bet suprasti apskritai, kaip veikia tam tikri algoritmai, socialinių medijų ir viso kito. Bet reikia žmonių, kurie tau padėtų. Tai aš jų turiu. Man padeda tikrai keli mano draugai, kur, aš nežinau, ar aš iš vis kažką daryčiau, jeigu ne jie. Jeigu nebūtų jų šalia, Jo. be jų pagalbos. Faktas, tėvų palaikymas, Ne, čia net čia- kas be ko, žinai, bet... tu Žodžiu, yra tų sunkumų, bet visgi nėra nieko, kas būtų neįmanoma. Matai, Ir jeigu aš tu labai nesu- nori, labai užsispiritu, vis tiek gali pasiekti ir padaryti. Jo, ir bet aš visi nesu toje stadijoje, kur, viskas, aš jau čia labai daug pinigų uždirbu, iš to ir esu žinoma visoje Lietuvoje, žinai, tai ne. Taip. Ir aš negaliu pasakyti ten 100%, eikit, darykit, viskas labai paprasta, tiesiog dirbkit. Nu ne, man tai yra tiesiog priimtina, nes man nieks netėjo gyvenime, kad dabar čia ten eisi, tą darysi, ne. Nu tu tiesiog dirbai, stengiaisi, rodysi kažkur, ten, Ir dabar biškį, matosi hello, pasekmės čia aš, kažkokios. Monika. Ir dabar, po tam tikro, nežinau, po 10 metų, realiai, ateina tam tikri pasiūlymai, kur, čia žiūrėk, atsiminė mane kažkas. Tai yra juodas įdirbis nuolatos, kiekvieną dieną. Savęs reprezentavimas ir savęs parodimas. Ok, ką tu manai, pavyzdžiui, apie tokį dalyką, kai yra tikrai, esu pati bendrausi tokiais muzikantais, kur sako, aš nemokamai niekur nedainuosiu, dar vardo neturi savo, ne? Taip. Dar nepasistatė karjeros, dar tikrai yra pati pradžia, bet pakviečiu juos kažkur nemokamai padainuoti, tarkim, žinai, tiesiog už ačiū už tai, kad sau reklamą padarytų, padainuos, čia mes tau duodam sceną, prašau, eik, dainuok. Ne, jūs man pinigų nemokėsit, aš jums nedainuosiu. Ar manai, kad su tokiu požiūriu gali atlikėjas, menininkas pasiekti kažką, kad man arba mokat babkės, arba aš nieko? Ar visgi tu turi pradėti tą šiek tiek šitą, įdėti darbo, kur tu negausi atgal pelno ir tada tikėtis, kad kažkas pavyks? Matai, čia yra ganėtinai suktas dalykas, nes vieniem vis tiek pasiseka kažkodėl. Kažkodėl, jie išsivarto, išsinarplioja ir vis tiek uždirba tos pinigus ir vis tiek turi tų koncertų. Žinai, tai nėra blogai iš vienos pusės. Bet iš kitos pusės, jeigu tu iš tikrųjų nuoširdžiai nori kurti su muzika savo ateitį, turi suvokti, kad tu realiai dirbsi nemokamai ilgą laiką. Ilgą laiką tu dirbsi nemokamai, kol tu rodysies, kol tavo muzika pradės patikti kitiems žmonėms, kol tu įtikinsi galų gale visus, kad tu esi kažko vertas ir kad tavęs reikia klausyti jo. Tai tol tu dirbsi nemokamai, bet irgi, ar dainuoti 30 žmonių mokamai, ar dainuoti 100 nemokamai, kas yra geriau? Aišku, kad 100 nemokamai. Ne, bet čia vėlgi tada prasideda prioritetai, kas kam yra svarbu ir kas dėl ko dainuoja, nes yra dainininkai, kurie dainuoja dėl babkių, yra dainininkai, kurie dainuoja dėl to, nes jie myli šitą dalyką. Faktas, ir jie nori dalintis, žinai, ir su kitais. Čia labai priklauso, ar tu nori tam momente dabar uždirbti pinigų iš to. Ar tu nori ilgalaikį perspektyvą uždirbti gerokai didesnius pinigus, tai žiūrint, ko tu nori. Okay. Kitas klausimas, ar jeigu dabar, pavyzdžiui, aš ten įsivaizduoju, kad aš skaniai gaminu, ar aš galiu dabar susikviesti kaimynus ir imti šių pinigus už tai. Taip. Bet jie tai nežino, kad aš skaniai gyvenu, sakau, gaminu. Ne, jie nežino. Tai lygiai taip pat ir tie žmonės dar nežino, kaip aš dainuoju, nei ką aš galiu, nei ką aš rodau. Tai kodėl jie turi dar mokėti man pinigus? Labai labai geras pointas iš tikrųjų yra, tai ir visiems, kas domisi galbūt dainavimu ir atlikėjais ir šou verslu, toksai fainas pasakymas ir perspektyvos davimas jums. Aš nežinau, ar yra kažkas, kas buvę, su kuo galbūt bendradarbiavai, ką aš čia pasakiau, ką tai, su kuo kartu dirbai, nežinau, turėjai patirties, kur nenorėtum net kartoti. Kur galbūt nudegiai, apgavo tave, nes vis tiek šou verslas yra gyvatynas ir didelis gyvačių lizdas. Iš tikrųjų, labai daug kur gali nudegti, tave gali apgauti, numuilinti ir taip toliau. Ar yra buvę kažkokiu darbu, kur nekartotum arba ką labai pasimokiai, kad nudegėti ir nudegiai? Nebuvo konkrečiai tokio vieno kažkokio įvykio, kad atsiminčiau, kur tikrai čia apgavo ten ar piniginė ar kažkokia prasme, bet tai yra didžiulės pamokos. Tu tiesiog išmoksti būti suaugusiu žmogum. Suaugusiu ne tai, kad ir pastovėti už save faktas, turėti savo nuomonę, žinot savo galimybės, žinot kitų žmonių galimybės, juos įtikinti, kad jie kažką gali padaryti.
tu turi tiesiog būti psichologas, tiek savo, tiek visiems kitiem aplinkui, bet ne per daug. Bet ne per daug. Ne per daug. Tai aš konkrečiai, aš žinau daug įvykių, kurie žmonės tikrai yra nudegę, bet man pačiai kažkaip dar kol kas pavyko išeiti Išvengti. labai taktiškai iš tų situacijų, nes labai stengiuosi nebūti konfliktiškas žmogus, tikrai neinu iš karto į akis, žinai, nedraskau. Jeigu man kažkas nepatinka, aš geriau patylėsiu ir paskui vėliau tam žmogui tiesiog pasakysiu, kad žiūrėk, čia biški negražiai dabar gavosi, gal tu chill. Bet tai yra žiaurus verslas. Tai yra žiaurus, tu turi suvokti, kad Į ką tu ir vėlies, tu kaip geras sakoma. negali būti visada ir turi reikalauti. Tik tai klausimas, kaip tu pasirenki reikalauti. Ar tu reikalausi, nes tu tikrai 100% žinai savo vertę, ar tu tiesiog nori to pinigėlio dabar. Tai ką, ačiū labai, ačiū tau, Monika, kad buvai kartu su manim šiame mūsų pokalbyje. Tikiuosi, jums buvo įdomu šiek tiek paragauti to backstage'o ir istorijų tiek apie šou verslą, tiek apie pačios Monikos gyvenimą. Nepamirškit paklausyti jos dainos. Mes, kaip ir sakėme, galite rasti ją absoliučiai visur, visose platformose. Tai ačiū tau, tai buvo podcastas Atlantų balkonas ir susitiksime kitose epizoduose. Bye bye.